Ar žinojai, kaip užsakyt personalizuotą čiužinį? O tai yra labai paprasta. Tai reikia nueiti į tinklalapį personalizuotas.lt, pasirinkti arba noriu tobulo čiužinio, arba paspausti ant mygtuko klausimynas. Kuo ypatingas personalizuotas čiužinys, kad pagal kiekvieną žmogų individualiai yra parinkamos pusės. Ir dar toks labai svarbus niuansas, kad ir viršui, ir apačioj čiužinio sluoksniai, tas vadinamas sumuštinės, yra identiškas. Todėl nėra, kad apvertus čiužinį bus kitoks kažkoks potyris. O galima čiužinį apverst išilgai, kadangi viršus apačia vienoda, tik tais dažniausiai skiriasi tik tais branduoliai. Ar tai yra spiruoklių kombinacijos, ar tai ten yra kitos medžiagos, kurias naudojam priklausomai pagal kiekvieną žmogų. Kodėl tai yra svarbu? Nes čiužinį yra būtina vartyti, nes tai yra drėgmę surenkantis daiktas, kad ir kokia super duper medžiaga ten kvepuojanti būtų. Būna, kad reklamose skleidžia, bet kartais reikėtų kritinį mąstymą jungti ir kaip gali kvėpuoti medžiaga, kuri yra kaip kempinė sugeria į save ir kur ta drėgmė pasideda. Tai yra vėlgi alergenų šaltinis, todėl čiužinį būtina vartyti, būtina skalbti užvalkalą. Todėl mūsų užvalkalai personalizuotam LT yra nusugami ir atsiskiria į dvi atskiras dalis. Ir kad galima būtų patogiai išsiskalbti skalbikliai ir, pavyzdžiui, viena pusė išsiskalbus, kita gali būti patiesta. Tai reiškia, nebūtina, kad ten reikės kažkaip kankintis tiek nuvelkant, tiek užvelkant. Na ir žinoma, jį reikėtų vartyti ir rekomenduoju bent jau kas ketvirtį vartyti, jeigu žmogus yra linkęs daugiau prakaituoti, priklausomai nuo, pavyzdžiui, jeigu vasarą, tai galima ir kas mėnesį, nes vėlgi tas prakaitas tai yra blogis, kurio neturi būti žiniuose, tai reiškia, reikia dažniau jį ventiliuoti ir būtinai nukloti antklodę, kad vėlgi neužsihermetintų ir ta visa atvėsusi drėgmė važiuotų žemyn ir ten būtų puikiai terpė tai, kas paskui bus įkvėpiama. Ir aišku, ant odos per mikroskopo ten labai įdomiai atrodo. Ir žinoma, tas personalizuotas čiužinys yra ne šiaip sukūriamas, kad ten iš lempos, koks ūgis svoris, yra daugiau klausimų. Ir pavyzdžiui, atsakinėjant į klausimyną labai rekomenduoju kiek įmanoma atsakingiau užpildyti atsakymus. Pirmas pasirinkimas, jeigu pavyzdžiui yra dvigulis čiužinys, jisai reiškia turės ir ar tai vyras ir moteris, ar kas ten bebuvę, nes pavyzdžiui vyro ir moters apskritai net anatomija skiriasi, klubų sudėjimas, pečių plotis, ta talija, ten vieni apvalesni, kiti tiesesni, todėl labai svarbu atkreipdėmės ir į kūno padėtį. O kaip manot, kodėl nerekomenduoju aš kaip Darius miego ambasadorius rinktis čiužinių salonuose? Nes vienas toks momentas, netgi kai turėjau savo laboratoriją ir jos atsisakėm to klientų priėmimo, nes kai ateina žmogus, jisai ateina su kažkokia tais emocinė būsena, su kažkokia tais jau raumenų tonusu, ar tai buvo stresinė ta diena, ar apskritai laikotarpis, arba kaip tik viskas yra labai gerai atsipalaidavimas, ir kūnas yra vienoj padėty. Pagulinėjus ten 10 minučių, pusvalandį, kad ir keletą valandų, nes mūsų konsultacijos trukdavo, kur mes prie akių sudėliodavome čiužinio modelius, trukdavo ir keletas valandų, bet kai žmogus pamiega, tada realiai reikia vertinti čiužinį ir tas daiktas tarnaus 10, kitą kartą netgi ir ilgiau metų. Todėl, kaip mes priėjom prie šito klausimo? Kad mes neduodam rinktis, mes surenkam informaciją, kadangi per daugiau negu per 15 metų surinkom labai daug duomenų apie įvairias sveikatos, kūno sudėjimo, įpročių situacijas ir iš to gimė personalizuoto čiužinio konceptas. Aš pats esu autorius, galiu tuo labai fainiai ir pasidžiaugti ir aš asmeniškai prisiimu atsakomybę už kiekvieną produktą ir jeigu kažkas negerai, mes nepaliekam kliento nežinioj, atvykstam į namus ir kadangi mes žinom, koks žmogus, kokius klausimus užpildė, pagal tuos užpildytus atsakymus mes sukūrėm čiužinio formulę, atitinkamai parinkom medžiagų kombinacijas. Dažniausiai ten virš 90 čiužinių yra procentų išvažiuoja skirtingų standumų, pavyzdžiui, jam ir jai pusės, kurias galima apsukti, nes jis yra viršų ir apačioj vienodas. Ir pagal tuo žmonės, jeigu kažkas nedžiugina, mes atvažiuojam ir koreguojam. Vyšnė ant torto, kad pirmą mėnesį apskritai mes tas korekcijas atliekam nemokamai, kad ir kur Lietuvoje būsit, atvyksim ir mes pakoreguosim. Nes būna žmonės nusipirka kitą kartą netgi labai brangius čiužinius, gerokai brangesnius negu mūsų. Ten būna ir 2 ir 3 tūkstančius eurų išleidžia. Ir
nedžiugina. Ir ką daryt? Kažkas turi didesnį svorį, ten visokie memory medžiagos jos įdumba ir ten sunku apsiverst arba skatina prakaitavimą. Kažkas nusiperka prisiklausę babučių pasakų, kad reikia kieto čiužinio. Per kietą. Kur jį dėta? Čiužinys dažnu atveju būna negrąžintina prekė arba žmogus nusiperka, kažkiek laiko negali panaudoti ir paskui baigėsi tas grąžinimo terminas, kai būna reklaminėse žinutėse ir ką tada toliau. Mes nepaliekam žmonių nežinioj, nes didžioji dalis užsakovų yra per rekomendacijas. Todėl, kai užpildo klausimyną, mes parenkam modelį, mes prisimam atsakomybę ir mes pagaminam ir jeigu kažkas netinka, važiuojam koreguojam. Yra buvę atveju, kad ir keletą kartų teko važiuoti žmonėm adaptuoti, pavyzdžiui, tik vieną čiužinio pusę. Dažnai toks korekcijų atveju pasitaikantis momentas, kai reikėdavo, pavyzdžiui, kažkas turi jau uždegiminės reakcijas, kai jau skauda ir atrodo, niekas negali padėti ir čiužinys negydo. Čiužinys yra prevencinė labai toks reikšmingas produktas, bet jisai negydantis. Tačiau labai stipriai gali palengvinti gyvenimą, jeigu yra teisingai parinktas ir atitinkamai, kai yra neteisingai parinktas ir tą visą gydymo laikotarpį gali arba padėti, arba mintį pagavot. Tas koregavimas yra kitą kartą reikšmingas netgi tam tikrų metų, kai, pavyzdžiui, vyksta kažkokie tais negeramai su kūnu, mes pagal tai adaptuojamės. Yra buvę atveju, kai žmonės priauga, numeta svorį ir po keletos metų gali taip pat kreiptis ir mes tą patį čiužinį pakoreguojam. Būna keičia lovas, išmatavimus pakeičiam. Tai personalizuotas čiužinys tai nėra šiaip marketinginis triukas, nes mes tai realiai darom, labai daug žmonių tuo naudojasi ir atrodo, kam to personalizavimo reikia. Bet kai pradeda nedžiuginti, arba reikia kažkokių pokyčių ir kai atsiranda klausimas, o ką dabar daryti, gerai, jeigu ir grąžinsit kažkieno pirktą daiktą, kokį tada rinktis kitą? Vėl bandyti, vėl savo kūnui duoti streso, nes kodėl mėnuo laiko yra tam korekcijai, nes kūnas taip pat adaptuojasi. Netgi sakyčiau, ne čiužinys prisitaiko prie kūno, bet kūnas prisitaiko prie duoto pagalvės čiužinio, patalynės, antklodės, vyksta adaptacija. Ir kiekvieną kartą vis kažką keičiant, duodamas kūnui stresas. Tai mūsų poilsiui tam geram miegui reikia tylos, tamsos, vėsos, ir žinoma, nekintančios aplinkos, nes mes esam tokie jau įpročių būtybės. Todėl, jeigu kažkas nedžiugins, mes pakoreguosim. Jeigu džiugins, tikėtina parekomenduosit kitiem. O kaip čiužinį užsakyt? Tai klausimyną sudarys keletą puslapių, matosi, kad yra 5. Labai svarbus momentas yra ir reikės įrašyti ir koks reikalingas čiužinys, bet įvardint vidinį lovos matmenį. Nes su čiužiniais kokia bėda, kad jeigu, pavyzdžiui, gamintojas sako, reikia lova yra pritaikyta 1,60 m ar 1,80 m ant 2 čiužiniai, bet esam susidūrę su situacija, kai lovos ertmė, į kurį čiužinys įsistato, yra, pavyzdžiui, 1,63 m ir 3 cm, 2 geri pirštai, čiužinys ten, kaip ir nesitabaluoja, bet yra labai neestetiška, nefaina ir galėtų būti pilnai užpildytas. Mes galim pagaminti ir 1,62 m ir metrą kokiai ten tik reikia. Esam gaminę virš 3 metrų ir ilgio ir pločio čiužinius. Kartais žmonės labai įdomių sprendimų lovai ir miegamajam susigalvoja, arba esam berods virš 5 metrų netgi gaminę vieną atvejį. Tai aišku, čia teko jau vietoj gaminti, bet tai yra įmanoma. Todėl labai svarbu atkreipdėmėsi į lovos vidų, todėl mes prašom lovos vidaus, mes paliekam 1 cm laisvumo, tai vadinkim per piršto storį ir tada, kad čiužinys jisai būtų lengva užkiršti pirštus, tik jisai šiek tiek pasispaudžia, bet nebūtų ir įsispraudęs ir nebūtų didelės laisvos vietos. Taip pat čiužiniui svarbu, ar reikės išvežimo. Taip galim mes čiužinį seną išvežti, naują atnešti, žinoma, su užnešimu, nes yra atveju, kai žmonės turi sveikatos negalavimą arba tiesiog nėra kam padėti užnešti, mes laiką siunčiam kurjerius, kurie su krova ir užnešk nors ir 7 aukštą, tai mes tą darom. Ir kai užpildomi tokie pobūdžio klausimai, pavyzdžiui, galim tokią situaciją pavarijuoti. Tarkim, turim 1,60 m ant 2, jeigu žmogus įvestų centimetrais, jokių būdų nereikia vesti ten jokių raidžių, užtenka tik skaičių. Galim pageidautiną datą, įprastai per porą savaičių čiužinys yra pagaminamas. Ir jeigu yra kažkokių tais pageidavimų, nes būna kartais reikia apvalinti kampus, nes būna lovos, kurios turi radiusus arba yra ypatingai senesnio tipo gamintos ar senovinės lovos. Ir kur pristatyti. Mums tai yra palengvinimas, kad mes galėtumėm jau iš karto planuotis pristatymo kainą, nes kaina yra priklausoma, nes, pavyzdžiui, jeigu reikės į Neringą
Tai atitinkamai reikės susiplanuoti ir patį pristatymą. Ir žinoma, reikalingas ir ūgis įvest. Pavyzdžiui, jeigu yra aukštesnis žmogus, reikės įvest svorį, reikės įvest amžių, nes vėlgi pastebėjom, kad ar tai vyresnio amžiaus žmogus, ar tai vaikas, ar tai paauglys, kūno sudėjimas ir įpročiai jie šiek tiek skiriasi. Todėl čia yra užpildomi tie atsakymai, kad mes suprastumėm, su kuo mes turim reikalą individualiai, koks tai yra žmogus ir dar svarbiausia, kokie yra to žmogaus įpročiai. Nes įpročių kitąkart žmogus pats nesupranta, kaip jis miega, arba niekad netkreipia dėmesio, ant kokio šono atsigula, ant kokio atsibunda, kada atsibunda, kaip vartosi, kitą kartą antrą pusę sako, ne, tai tu ten vartaisi, nors atrodo, kad ten gulėjau ramiai visą naktį. Todėl klausimyną verta, jeigu poroj pildyti, ne už kažką, nes būna kartais vienas žmogus už abu užpildo, o kai paskui atvažiuoja čiužinys, būna, kad pasirodo, kad ne, man yra šiek tiek kitaip. Tai todėl verta skirti 10 minučių ir yra gavus tokių atsiliepimų iš klientų, kad sako, poros vieni kitus geriau pradeda pažinti, pradedant pildyti šitą klausimyną. Tai va, ir vėlgi kietesnio, minkštesnio, kadangi čiužinių nėra tokio kaip ir standartinio standumo mato. Aš minkštumo, kietumo labai nemėgstu tokio kaip dalyko. Tai yra klampumas ir standumas. Tai klampumas kiek dubs, jie apgaubs odą ir kiek bus standžiai. Todėl klampumas ir standumas tokie momentai ir mes tos klausim kietesnio vidutinio, nes vėlgi tai yra jau į įpročių pusę. Jeigu žmogus yra pripratęs gulėti vos ne ant lentos dėl sveikatos ar įsitikinimų, tai mums tą reikėtų žinoti. Ir kai mes turim jau šituos parametrus, jau tai yra mums palengvina supratimą, kokią formulę pateikti. Nes variacijų yra šimtai, kitą kartą tūkstančiai, esam suskaičiavę virš 50 000 variacijų, ten dydžių, medžiagų standartų. Aš įtariu, kad po to laiko dar pasikoregavo ir tų variacijų yra daugiau, tiesiog mes jau neskaičiuojam. Ir ne mašina parenka, o asmeniškai aš su kolegom mes prisimam atsakomybę ir įvertinam tuos parametrus, pasitardami ir tada priimam sprendimą, o kokį tą kombinaciją čiužinio reikia parinkti ir pagaminti ir toliau kaip bus. Taip pat reikia įsivertinti ir kokią kūno formą. Būna kartais žmogus, aš nežinau. Tai kadangi būna mes žmogaus nematom ir kai būdavo gyvos konsultacijos, tai galima būdavo pačiam pažymėti. Bet čia iš esmės kaip įsivertinti ir pačiam, o tai mums įtakoja talija, kurioj kūno vietoj, kaip turėtų jisai įsisprausti. Ir toliau vėlgi prasideda sveikatos visokie negalavimai, koks vertinimas, nes būna kartais žmogus turi esamą čiužinį labai patenkintas ir mes tada žinosim, į ką reikia atsižvelgti, arba kaip tik nedžiugina, arba kažkokie reikalai, tai vėlgi, kad mes galėtumėm pajusti. Ir žinoma, yra įvairiausios kūno pozos, kaip žmogus miega. Aišku, jeigu kažkas turi tokių niuansų, arba kurių nėra įvardinta, galima dar pasirinkti ir šitą opciją. Galima pasirinkti keletą opcijų. Tai šitas klausimynas pakankamai yra išmanus ir jisai padeda žmogui ne tik tais geriau įsigilinti tuo momentu, kai renkasi, netgi jeigu ir iš mūsų nenupirk čiužinio, šitie klausimai jau padės atkreipti dėmesį ir apskritai gal netgi į savo įpročius prieš, per ir po užmigimą. Kažkiek tais pasikoreguoti, kurie pagelbės jam kiekvieną mielą dieną. Vėlgi, per kiek laiko užmigimas irgi labai svarbu. Čia jau prasideda šiek tiek psichosomatiniai dalykai, nes man asmeniškai teko gilintis ne tiek tais į fiziologiją ir medžiagų, ten, sakykime, tą sumuštinio sudėliojimą, nors realiai kiekvienas medžiagų gamintojas turi savo standartus, matus ir praktiškai neina palyginti žaliavų lygmenį, ką kalbėti apie pačius produktus, nes būna kartais mūsų atsiunčia ir sako, dariau, kuo skiriasi jūsų čiužinys nuo šito. Ir aš sakau, aš negaliu nieko pakomentuoti, nes tai nėra parametrų. Jeigu ir bus parašyti parametrai, na kaip pavyzdys, mes turim skirtingus 3 spiruoklių gamintojus, ant popieriaus visi parametrai identiški, gyvai gavus spiruoklių standumas yra visiškai skirtingas. Ten, jeigu yra minkštinamosios medžiagos, taip pat tankis, klampumas yra, parametrai atrodo identiški, bet kiekvienas gamintojas turi savo. Todėl yra labai svarbu nepasikliaut parametrais, o daugiau kas prisima atsakomybę. Todėl visą laiką kreipiam dėmesį, kad ne žmogui ir ten gulinėt ir saloną, kasoj atliktų užsakymą, o užsakinėtų personalizuotą per mus, mes prisimam atsakomybę, pagaminam, pristatom ir jeigu kažkas nedžiugina, mes tą
servisą tokį išskirtinį, kuris, na, man Europoje neteko girdėti, kad kažkas tai darytų, nes yra skambančių panašiai, bet jeigu nutikus bėdai, niekas nevažiuos nekoreguos. Pakeisi kitą, o jeigu netiks, kiek versijų, kiek čiužinių keis, kiek žmogus turės kantrybės ir kiek reikės laukti. Tai mes tą esam problemą išsprendę su savo šitokiu nestandartiniu prieimimo kampu, bet aišku, tam reikėjo pašvęsti pakankamai nemažą laiko ir energijos dalį ir investicijų. Todėl turim sukaupę ir jas galit pasinaudoti tuo mūsų išskirtinumu. Taip pat labai svarbu, kur yra dedama ranka, tai yra tiek užmigimo momentų, tiek ir pavyzdžiui, jeigu ten atsiranda tirpimas ar kažkokie kiti parametrai įvardinami, kažkokie negalavimai arba alerginės reakcijos, pavyzdžiui, nemiga, negaliu užmigti, galbūt tiesiog kūno padėtis yra netinkamai padėti ir iš to mes jau galim identifikuoti. Ir pavyzdžiui, ten kiša rankas tarp kojų, tai gal geriau ten pagalvėlį kišti. O kokią pagalvėlę? Vėlgi mes galim parekomenduoti. Nes kai yra atliekamas klausimynas, beje, reikia būtinai pažymėti vyras ar moteris, nes nuo to priklauso, su kuo turim reikalų, nes vyras ir moteris vėlgi skiriasi, nes tai įtakos formulės medžiagiškumui. Na vat, ir kai turim pasirinkę, važiuojam toliau. Tada ateina eilė antrajam žmogui, todėl pirmas klausimynas vienai, antras kitam. Ir pavyzdžiui, vėlgi čia galim pasimuliuoti, kad turim žemesnę, sakykime, moterį, kurios svoris yra, sakykime, arčiau gal netgi paauglio svorį. Čia irgi yra unikalus momentas, nes didžioji dalis čiužinių yra tokio sudėjimo žmonėm yra per standus, bet jeigu pridėjus kokią temporolonų, tą vadinamą kempinę, tai tas dubimas yra nepakankamas ir neišspaudžia, todėl mes esam už latekso ir esam už spiruoklių kombinaciją. Todėl kokios standumo spiruoklės, kokio aukščio, kokio storio, ten tarpinis kokosios sluoksnis, kitą kartą lino tarpinis sluoksnį dedam. Tai yra arba vilnos, tai yra tiek variantų iš to, ką žmogus užpildo. Ir pavyzdžiui, įvardinkim, kad nori minkštesnio, nes natūraliai prieš tai miegojo ant kažko kieto. Ir mes taip darom prielaidą, kad žmogus miegojo ant kažko kieto. Kaip kinta laikysena, galbūt pas kineziterapeutus lankosi, tai vėlgi jau rodo, kad jeigu bus, pavyzdžiui, korekcija ar kažkas tais negerai, mes jau žinosim, kad žmogus kažką su savim darėjo, nes būna kitą kartą žmogui ten tirpsta rankos, būna kažkas tais, na, negerai, bet jis nieko nedaro. Tai vėlgi kitą kartą indikacija tokia, kad galbūt tau pas kinezą arba pas osteopatą jau laikas nueit, pasikoreguot ir tada adaptacija čiužiniui bus fainesnė ir tas čiužinys bus tinkamiau parinktas ir nereikės nei korekcijų, nei gaišt laiko, nei to pačiu, kad kiekvienas tas miegas būtų kiekvieną naktį tobulas. Tai pavyzdžiui, jeigu miega ant pilvo, vėlgi tai yra indikacija, kad yra kažkas negerai su esamu čiužiniu, nes žmogus neturėtų gulėti ant pilvo, nes tai yra užsuka kaklą, gali kuprelė formuotis vien dėl to, kad, pavyzdžiui, žmogus miega ant pilvo ir tai yra jau indikacija, kad gali būti, kad ir su pagalve reikėtų paieškoti. Ir vėlgi, tie patys dalykai, jeigu, pavyzdžiui, nenori arba neturi tų pasirinkimų, galima negaliu apsispręsti. Ir toliau paskutinis momentas yra palikti elektroninio pašto adresą, telefoną ir užpildyti visus laukus, kad mes minimum pagal duomenų apsaugos įstatymą galėtumėm susisiekti. Bet koks dar yra fainas dalykas, tarkim, užpildėt klausimyną, gausit 12 puslapių miego rekomendacijų atmintinę rinkinį, nes ten sudėta yra labai daug tokių praktinių patarimų, į ką reikėtų atkreipdėmės. Ir pavyzdžiui, netgi man yra tekę su Liudu Mikalausku turėti tokį atkarpą žygyje ir ten keletą minučių pasikalbėjom apie miegą ir netgi turiu aš tą įrašą, nes rankoje laikiau telefoną. Pasikalbėkim biškelį apie miegą. Vat man įdomu, kokie yra tavo įpročiai, ką rinkais, ant ko guli, su kuo guli gal ne mano reikalas. Ir jisai pasidalino, kadangi jam buvo refliuksas, o refliuksas tai yra, kai ne atpilimas, bet rūgštis kyla į viršų ir ką jam reikia daryti. Jisai solistas, jam toks niuansas ir ką daryti, nes reikia ir atlikti, ir kūnas alinasi, ir diskomfortas, ir išsimiegoti negali. Tiesiog pakelt lovą keletą centimetrų galvūgalio sritį tam, kad pasikeistų horizontas. Ne kažkokias pagalvėlės kištis, ne dar kažkas. Tai vėlgi, mūsų tikslas yra išsiaiškinti, su kuo turim reikalų, kitą kartą žmogus gal netgi pats apie tai nežino. Tada mes duodam pakankamai nemažai informacijos, jeigu netingės skaityti valio, jeigu bus skauda, kaip sakau, neskaito tie, kuriem dar neskauda. Bet mūsų pareiga yra ir mūsų tokia kaip ir misija, kad minimum nežalot.
čiužinys tai nėra minkštas daiktas su lova. Tiem, kur reikia minkšto daikto lovo, tai yra kiti projektai ten, kaip ir, neminėsiu pavadinimų, mes turim viešbutiniam variantam, nuomai, kur žmonės tiesiog reikia kažką įdėti ir nenori ten eiti į kažkokius prekybos tinklus, nori mūsų parinktų rekomendacijų, bet personalizuotą čiužinį visą laiką rekomenduoju, jeigu nori savo geriausio, nes čia ir dabar tik geriausia turi būti, kitaip niek. Na ką, uždarius miego ambasadorius, linkiu klestėti fantastiškai išsimiegojus ir jeigu reikės personalizuoto čiužinio, jau žinot, kur rast. personalizuotas.lt. Va čia. Ate.